Žinot, kai būna, žmogus renkasi sėkmingą specialybę, bet jam jos visai nėra širdį, tai nėra jo pašaukimas. Tai tada žmogus renkasi kančią. Žmogus arba pasirenka kažką, ką reikia ir paskui meta ir blaškosi, arba žmogus palaukia, išgirsta save ir pasirenka tai, kas jau yra jo aistra. Aš negaiščiau laiko bandant atspėti ateitį, kas bus progresyvu, kas bus pelninga, nes niekas negalim to pasakyti. Jeigu jums sako mama ar ten senelis vienaip, tai žinokit, kad jie nežino daugiau už kitus žmonės. Apskritai aukštasis mokslas labai daug duoda žmogui, net jeigu žmogus po to visiškai nedirba su studijomis susijusio darbo, aukštą išsilavinimą turintis žmogus, jisai tampa šiek tiek kitokiu žmogum. Tiesiog žino labiau, kaip bendrauti, kaip atliekami tyrimai, turi daugiau kritinio mąstymo, yra mandagesnis ir taip toliau. Tai man atrodo labai svarbu apskritai, kad tai formuoja žmogų ir tai tikrai formavo ir mane. Viskas tik prasideda nuo minties. Iš pradžių reikia leisti, išdrįsti, bent pagalvoti apie kažkokį tai dalyką. Ir tas galvojimas mus paskui nuveda į kažkokius sprendimus, į veiksmus ir veiksmai galiausiai virsta mūsų gyvenimu ir mūsų likimu.